Ne, tai paprasčiausias dalykas. 1, 2, 3. Adomai, kaip vertinti? Sveiki, visi susirinkome šiandien į Songdalį, į mašinų suvažiavimą. Kaip matome iš mūsų reporterio akių, viskas tobula. Tiesiog oras pasakiškas, galbūt saulutė nelepina mūsų, Bet kas nustebino, tas atvažiavome mes kaip ir į Green susirinkimą ir ne vieno nematome elektromobilio, ne vieno dujom varomo, visas vien tai benzinas dizelis. Aš tai net ten papuoliau, kaip ir aš norėjau papulti. Bet aš nežinau, tau tai kaip benzingaliui tai patinka čia? Negaliu skųstis. Mašinos tikrai įdomios. Kaip pats sakėte, galėtumėte įsimti čekių knygelę ir nupirkti bet kurią, bet kol kas niekas nedomina. Ne, nematau kol kas dominančio varianto, bet manau tikrai kažkas šiandien dar mus nustebins. Tai aš manau, kad nustebins šaltas alus ir pravažiavimas su Ferrari. Ačiū, susitiksime toliau. Sveiki, matau atvažiavote su įspūdingu automobiliu. Kas čia per modelis ir kaip? Kokia kaina? Na čia yra Batman automobilis, mane sudomino pamačiusi pirmą Batmano dalį ir sakau viskas, jinai bus mano. Tai mano ranko bildinta mašina, maždaug užtrukau jai apie 3 metus. Vien tai ratus, tekinius iš tom rankytėm padaryti man truko apie 1,5 metų. Automobilis neblogai, jisai varomas yra vandeninė mašina. Kauno technologijos universiteto studentai čia surinkę, man padėjo labai stipriai. O sakykite, ar ekonomiška? Jis labai ekonomiška varoma vandeniniu ir kas gerai su jie yra, kad galima vartoti alkoholį. Čia nesvarbu, kiek tu išgersi, gali nes nevaroma benziną. O kaip šeimyna, kaip važiavimas, kaip... Tai aš kai vairuoju tokią mašiną, man pokai šeimyna. Aš važiuoju, sėdu ir atsipalaiduoju kalnuose, pažiūrėk, oro 25, kalnų viršūnės snieguotų. Operatoriau, prašau, filmuokite kalnus. Dabar sutari. Bet šiaip jo, viskas, bet žmonės irgi norėtų paklausti, ką ir jie gal norėtų pravažiuoti. O ar norėtumėte iškeisti į kažką? Aš ką norėčiau iškeisti? Ar šitą automobilį? Ne, niekada. Čia mano svajonė mašina. Supratau, ačiū Jums labai. Gerai, nepridėkit. Varau. Susirinkę, mėly žiūrovai, kaip matote, priėjome ekskliuzyvinį variantą. Giedriau, ką manai apie šį automobilį? Kai kam yra ekskliuzyvinį, pavyzdžiui, aš net negaliu atsisukti į tokį automobilį, nes čia yra žmonės, čia begaliai važinės tokiam. Bet jūs pasižiūrėkite. Jau man žymiai geriau yra automobilis, kuris yra štai šis, čia yra irgi viena iš kitų svajonių. Čia bet kuris vyro svajonė, nes su tokio automobilio visos moterys būtų gerai. Jūs pažiūrėkite, kokios lempos. Kaip matote, viskas nupoliruota, tiesiog švaru. Kaip jūs matote, čia yra automobilis, čia nėra automobilio, ne? Čia yra blogas mašina, čia yra gera mašina. Taip? Taip, va tai yra turim irgi dar vieną žmogų paprotino, kuris taip yra. O, sveiki! Labadiena. Kaip vertinate suvažiavimą mašinų? Prastai. Prastai, nes... Čia Lietuva kasdieninis mašinas. Bet čia nėra automobilis, čia ne automobilis, ten ne automobilis, va čia yra automobilis. Kaip manote, kodėl į žaliąją šalį suvažiavę tiek daug benzininių automobilių? Kodėl nėra elektromobilių? Tais laikais dar nebuvo gal? Ačiū. Bet tu vis protą... Šiaip paroda nebloga, bet dar laukime geresnių ekspozicijų ir geresnių eksponatų, kadangi dar šį rytą, kaip matome, surinko paprasčiausiai Fordai, dar mums trūksta ko Lotusų, Ferrarių. Ne, tai dar kol kas nėra Ferrarių. Bugatti sakė, jau užstrigo kažkur dar dalį prie tunelio, nes ten kalbų. Netelpa į tunelį. O Cobra dar nespėjo atvažiuoti iš Ispanijos. O koks tai šiandienos planas? Tai šiandienos planas, nežinau, susirast antrą golfą, gražiai pragratuliuoti, gražių mergų surast. Paskui vakaras matyti. Jei bus geras oras, matysime vėliau. Ačiū, reportažas iš Saulėtojo Haflo.